Mes buvom 6 kartus dainų švenčių laureatai Lietuvoje. 6 kartus. Paskiau tų konkursų nebebuvo. Jeigu būtų buvę, tai mes būtume šokę ir seniau. Ir toliau būtume ėję į tos konkursus. Mes buvom dar nedideli, tik 3 klasės baigė, kada pirmą kartą 3 vietą Lietuvoje gavom. Pirmą kartą. 3 klasės buvom baigę, pirmoji grupė. Nu tai mums davė 3 vietą todėl, kad Beržanskas turėjo raudonoj savo bliuskeliai prisikišęs kapeikų. Ir per konkursą mes scenoje šokom, o tos kapeikos birėjo ir riedėjo per sceną. Juokėsi, visi plojo, bet mes gavom ne 1 vietą, o 3 už tai, kam riedėjo kapeikos. Kas atsitiko Beržanskui po to? Nieko. Juokėmės ir viskas. Tik tai paskiau mums sakė, čia atvažiavę iš Lietuvos, Sibiro dar lenda į 1 vietas. Va šitaip sakė. Kadangi mes buvom visai nežinomi. Aš buvau užsivus kišenės berniukams tautinių rūbų. Girdėjau ir aš tą. Nes kad neįkištų, neduok dievė, į kišenę rankas. Arba centų neprisidėtų, ar ne? Jo, į tautinius rūbus tai yra baisus nusikaltimas kišti rankas į kišenės. Nu, kada šokdavom, tai rankos būdavo sukibusios va šitaip. Irgi su rankom niekur jie negalėjo nieko daryti. Nu, pavyzdžiui, su jumis. Va šitaip. Ir niekur negalėjo nieko daryti, kadangi rankos užimtos. Todėl negalėjo jokių būdų duotis. Čia reikia paskaitos jauniems mokytojams. Ir komisija yra labai mums nelaiminga. Todėl, kad pas mumis visą laiką Žemaitiją visą apvažiavę, jie atvažiuodavo pas mumis paskutinius. Ir jeigu nešoksi geriau visą galvą už kitus, nepateks į dainų šventę. Tada mes pradėjom galvoti, kad reikia be galo daug dirbti, kitaip mes nepakliūsim. Be to aš buvau ne specialistė, aš tik tai Lietuvos ansamblių repeticijose 3 buvau. Nu ir labai stebėjau Lietuvos ansamblių tas smulkmenas, svarbiausias smulkmenas. Vaikai, juk jūs važiavot ir matėt ir žinot, ką tai reiškia dainų šventė. Tai yra visos Lietuvos šventė. Galų gale aš labai noriu ir dabar, kad galėčiau važiuoti. Tai yra nuostabus reginys, tai yra nuostabi meno šventė, nepakartojama. Ir jeigu nepateko į dainų šventę, tai yra tikra nelaimė. Vaikai, ar atsimeta, kaip aš sakydavau? Sakydavau, mes čia šokėjai nebūsim, bet mes gyvenimu išmoksim. Mokėsit pirmą valsą savo vestuvinį šokti, mokėsite polką su vaikais šokti, nu ir daugybė kitokių dalykų. Išmoksite, kaip palipti sceną gražiai, kaip su žmonėm elgtis, kaip... Nu, žodžiu, mes mokėmės gyventi. Tokių vaikų. O dabar ir vaikai vertina, ir aplinkiniai, ir tėvai vertino jūsų tas pastangas vaikus įdiegti gražius elgesio standartus, nugalėti save, ar ne, suvaldyti savo emocijas tinkamose situacijose. Ir todėl tų apdovanojimų jūs gavote ne tik iš tėvų kaip padėką, bet ir iš visuomenės. Taip, kaip jūs atrodo, man atrodo, yra suklastotas pasas. Ne pirmus, taip sako. Aš vis tiek dar nenoriu pabaigti, noriu... Tuoj pažįstu.